Labas, taigi šiandien turiu puikių naujienų. Trading 212 paleido referalų programą ir jau turiu vieną, nežinau, ar YouTube, ar Facebook'o, kaip sakant, draugą, subscriberį ar panašiai, kuris užsiregistravo per mane ir turėjo šiandien gauti irgi vieną nemokamą akciją ar kažkokios akcijos dalį. Taigi, kaip ir minėjau, žadėjau, kad dalinsiuos visu to, tai aš savo portfelį parodysiu ir papasakosiu, už kokią sumą ir kiek aš gavau kokios akcijos, o taip pat šiandien įsidėjau į savo investavimo sąskaitą dar papildomai 100 eurų, kuriuos investavau per 3 skirtingas akcijas, todėl irgi keliaujame į mano portfeliuką ir stebim visą veiksmą, kuris įvyko tenai. Taigi, randamės jau portfeliukę, kaip ir minėjau. Pirma akcija, tai beveik 2 akcijas įsigijau Ares Capital. Tai vat, kaip matom, portfelis šiuo momentu yra ant nulio. Tai yra nei aš į minusą, nei aš į pliusą su juo nuėjau. Dėl ko šitą akciją ėmiau, dėl to, kad jos pakankamai irgi neblogi išmokami dividendai. Pagal kaip ir būklę įmonės irgi jinai yra tokia pakankamai visai normaliai būkliai, bent jau kiek aš suprantu. Gal kažkokie didesni spėcai geriau pakomentuos ARCC šitą akciją. Tai va, bet išmokami dividendai yra net pagal tą kainą dabar gaunasi 9,72%. Tai yra pakankamai tikrai aukšti dividendai, rodikliai, kaip matom, irgi pakankamai gražus. Ir kažkokių blogybių labai didelių kaip ir kol kas nenusimato. Tai va, tai pasiėmiau beveik 2 akcijas. Tada dar pas mane, kaip atsimenat, buvo banko Bradesco, ten berods apie 12 akcijų su kapeikom ir panašiai. Tai aš dar šiandien iš tokio likučio nupirkau apie 7 akcijas ten su kapeikom. Tai va, aišku, jau pirkau brangesnės, nes Bradesco geronkai pakilo kaina. Dar per kokių gal 30 centų kiekviena akcija pabrango, nei kainavo prieš tai man perkant. Tai aišku, šiandien nupirkau pakankamai aukštą kainą tas 7 akcijas, todėl mano bendrą tą kainos vidurkį irgi biškį pamušė, jeigu taip pažiūrėti. Taip, dabartinė kaina 302, vidutinė kaina 305, tai čia yra gaunas vidurkis mano pirkimo kainos, o šiandien berods net 7 akcijas nupirko po 3 ar 5 ar panašiai, tai va, bijau sumelo tiksliai. Bet, nu, žiūrėjau, jėmė tikrai pakankamai tam aukštam lygmenį ir šiek tiek tas vidurkis pirkimo pasimušė, todėl irgi procentas biški mažesnis, bet kažkaip norėjau šitų akcijų daugiau dasidėti brazilietiškų bankų, jos dabar gan pigios, ten kaip ir ta būklė iš tikrųjų irgi prognozuojama, kad Brazilijai turėtų galbūt neblogą. Tai va, tai žiūrėsim iš tikrųjų, kaip matysim, nu, irgi suma ne per didžiausia, tai galima surizikuoti biškį keliam akcijam ir daugiau turėti. Tada ETF-ai, visi 3 ją panašiai taip makaluojasi, vienas kem centų atpinga, kitas kem centų pabrangsta, nu vienu žodžiu taip panašiai ir sukasi tarp ten kokių 40 iki 1,5 euro ribose. Vieną dieną, žiūrėk, visi pakankamai ETF-ai neblogai pakylė, kitoje dienoje jau ten, žiūrėk, vėl pasmukė. Nu vienu žodžiu, tokiam balansuoja per viduriuką, nei puola kažkur tolyn jau be kilt, nei labai krist. Tada į tau banko nieko nedariau, LTC Properties irgi nieko nedariau, kaip matom, sėdžiu nedėlėm minusiukę su juo ir dar pasiėmiau Main Street Capital. Tai vat Main akcija, irgi rodikliai įmonės visai yra neblogi. Kaina, aišku, kaina yra pakankamai aukšta, yra brangstanti, bet jeigu paimt pagal bendrą tą laikotarpį, tai kiek čia matom, už kokių 3 metų, tai aišku, kainos dabar yra tokia biškiai aukštesniai kreiviai, bet kaip Yahoo žiūrėjau, ten irgi pagal tą ilgesnių metų laikotarpį, kur rodo, tai tikrai stabiliai iš lėto įmonės ta kreivė auganti, akcijos iš lėto brangstančios, dividendai berods mokami kiekvieną mėnesį, tai va irgi ko pasekoj paėmiau, kad biškiai generuotų greičiau tą grąžą ir kaip matot irgi 6,73%, tai irgi pakankamai neblogas pajamingumas iš dividendų, neskaitant to, kad akcijos kaina su laiku vis po biškį auga, pakankamai jinai yra tokia kylanti, nestovi vietoje. Ir tada taip pat, kaip minėjau, taip pat vienas žmogus per mane užsiregistravo, tik nežinau, ar iš YouTube kanalai mano video pažiūrėję pasinaudoja mano nuorodą, ar Facebook'e, nes Facebook'e irgi buvau draugam įdėjęs referalinę tą nuorodą, tai va tiksliai nežinau, iš kur žmogus ir koks žmogus užsiregistravo, tai jeigu ne kažkokia paslaptis ir netyčia žiūri šitą video, tai būtų faina, kad jūs komentarė parašytumėt, kad taip, aš šiandien per tave užsiregistravau. Gruodžio 19 dieną ir gavau ten irgi, ir aišku būtų įdomu už kokią sumą, nes man, bet kaip už vieną dabar atvestą žmogų, tai dovanų davė už 9,5 euro vertės akcijos ir tai buvo Nvidia akcija,
tai vat nupirko man Nvidios ir padovanojo. Tai vat kaip matom, mano vidutinė pirkimo kaina gaunas, kad jie nupirko už 41,81 euro. O dabartinę kainą matom jau ir dar pavažiavo tolyn. Nvidia, kaip pažiūrėjau pagal grafiką, tai mušo rekordus kainos dabar, tai vat, bet nežinau, bandysiu, ne tokia čia didelė suma, kažkaip tai, kad didelį riziką turėti, tai manau, aš Nvidia kol kas ir pasiliksiu, tai gal tam portfelį pagulį, vis tiek, kaip sakant, galima sakyti, nereikėjo savo įspirto gautą dovanų, tai galiu biškį su ją ir parizikuoti, nors aš tai čia dabar gaunas, kad muša tos rekordus, aišku, nežinia, kiek dar numuš, o gal gali būti, kad jau ir po biškį pradės tą kainą kažką leistis, tai sunku pasakyti, bet kol kas akcija neminusuoja, kol kas nedideliam pliusiukė sėdi, tie 9,5 euro, tai džiugu, tegul ir būna, kaip sakant, tai o daugiau kol kas referalų neturiu, tai turiu tik, kaip sakant, vieną žmogų, kuris susiregistravo, patvirtino tapatybę, įsinešė ten nedaug pinigėlės sąskaitą ir užsiaktyvavo ir taip gavo. Tai būtų tam iš tikrųjų sužinoti, ką tas žmogus gavo, jeigu netingės, gali komentarė prisipažinti, bus didelis dėkui, bus įdomu, ar jam biški daugiau davė tos akcijos kažkokios negu man suma, kaip užsiregistravusiam naujai, ar ne. Tai šiam kartu tiek, kaip ir minėjau, jeigu kažkokios naujovės, kažkokie irgi vėl sekantis toliau pirkimai, kažkokie referalų, vėl bonusai iš sistemos ir papildomas naujos akcijos, tai būtinai vėl kursiu video ir pademonstruosiu, kiek man dovanų vėl davė Trading 212 sistema. Taigi, tam kartu iki, nepamirštam spausti laikų, būtinai palaikinkit video, nes iš tikrųjų video žiūri kartais būna nemažai žmonių, o palaikina labai mažai ir to pasako YouTube'as nekelia mano video į viršų, tai kažkaip norėtųsi, kad tos video pamatytų šiek tiek daugiau žmonių. Taigi, dar kartą ačiū, laikinam, subscribinam ir laukiam sekančių video. Iki!